Sveiki, brangieji. Šiandien visiškai neplanuotas, netikėtas video. Aplamai man šiandien tokia turėjo būti ganėtinai laisva diena, nes pagal planą turėjo atvažiuoti meistrai į kiemą, kai kurios darbus atlikti. Bet šiandien ryte paskambino ir pranešė, kad yra per šalta, minusas vis dar laikosi ir jie negalės tų darbų atlikti. Todėl tą vizitą nukėlėm. Nes dar keletą dienų tie šalčiai tokie laikysis ir kadangi šią dieną neturiu klientų, nesusiplanavau jos tokios kaip darbui, ar ne, pasidariau viską, ką reikėjo, būtiniausius tokius žemiškus reikalus namuose ir nusprendžiau pradžiuginti ir jūs naujų taro kortų skaitimu. Dar papildomai prie viso to norėčiau jūs pradžiuginti. Žinokit, taip, iš tikrųjų, sėdėdama, kadangi tokia rami laisva diena, geriau kavutę ir pagalvojau, liko kelios dienos iki Valentino dienos. Žinot, man Valentino diena yra tokia asociacija ne tik kaip įsimylėjėlių šventė, ar ne, kad čia tik porų šventė. Ne, man atrodo, tai yra aplamai meilės šventė, tokia... Žinot, visada sakau, meilė kitam gali atsirasti tik tada, ta tikra meilė, kai mes pamilstame save patys, nes viskas, kas yra matricoje mūsų, kas yra aplink mus, tai yra mūsų vidinės būsenos atspindys. Jeigu mes turim kažkokius blogus, tokius karminius partnerius, kažkokias situacijas, kažkokius įvykius, ar ne, reikia analizuoti save, ieškoti savyje problemų, kodėl būtent su mumis taip vyksta, kodėl tokios situacijos, tokie partneriai, kokia mūsų vidinė būsena ir ką reikėtų keisti, galbūt kaip nuimti tos blokus vadinamus, ar ne. Tai būtent ta Valentino diena, ta meilė sau, man atrodo tikrai labai graži šventė. Ta proga norėčiau merginos ir vaikinai, žinau, kad ir vaikinų yra, vyrų žiūrinčių mane, norėčiau jums padovanoti tokią dovanėlę Valentino dienos proga. Vėl bus loterija. Jūs komentuokite, ko labiau norėtumėt. Ar taro kortų analizės, ar sielos formulės. Sielos formulė, primenu, tai yra būtent jūsų asmenybės analizė. Kai mes žiūrim jūsų blokus, jūsų asmenybę, charakterį, jūsų kažkokias pasikartojančias situacijas, koks jūsų karminis kelias, jūsų juodas mėnulis Lilit, kur pas jūs kažkokie tai yra blokai, galbūt kažkokias pamokos, ar ne. Tai būtent sielos formulė tai labai gerai mums parodo, analizuoja tai. Ką norėjau sakyti, jūs komentuokite komentaruose, ko labiau norėtumėt. Jeigu norite labiau sielos formulės, rašykite labai noriu sielos formulės. Norite taro analizės, rašykite labai norėčiau taro analizės dovanų. Išrinksiu 3 merginas arba vyrus taro konsultacijai ir 3 sielos formuliai. Iš viso 6 laimingieji bus. Labai trumpa loterija, būtent iki Valentino dienos. Tai komentuokite, visi komentarai bus užskaityti iki vasario 14 dienos 12 nakties, ar ne, o laiminguosius paskelbsiu jau vasario 15 dieną. Žinoma, eilė yra ir aš jums iš karto tų laimėjimų, taip sakant, negalėsiu, ar ne, užrašyti sekančiai dienai analizai ten ar konsultacijai, maždaug 2 savaitės laikotarpis ir kiekvienas tikrai gausite savo dovanėlės. Todėl tikrai drąsiai rašykite, komentuokite, ko labiau norėtumėt, ar taro analizės, ar sielos formulės, kad išanalizuotumėm jūs, kur jūsų stiprios, silpnos pusės, kaip jums pasireikš šitam gyvenime, galbūt kuo užsiimti ir panašiai. Tai tikrai pasinaudokite tą galimybę, nuostabi šventė, kaip sakant, kad pradėti nuo savęs, ar ne, ypatingai ta sielos formulė labai gerai
Mum kartais atskleidžia tas mūsų vidinės savybės, vidinius blokus, kaip labiau pamilti save, ar ne, supras save, kas aš esu, iš ko aš susidedu, kodėl aš būtent tokia asmenybė, kodėl pas mane tokie ir tokie gyvenime klostosi santykiai, įvykiai ir panašiai. Bet vėlgi, jeigu nenorite to užsiimti, galite bandyti laimėti taro analizę, jeigu jums svarbiau kažkokie tai klausimukai, kas jūs neramina, ar ne. Tai tikrai bandykite, komentuokite, kelios dienos va tą loteriją iki 14 dienos, nuostabi galimybė, pasinaudokit. Taigi, o šiandien mes pažiūrėsim tokią temą, kuo jūs užkabinat vyrus, kokios jūsų savybės, galbūt charakteris ar dar kažką mums būtent parodys, bet būtent kuo jūs užkabinat vyrukus. Bus šiandieną 2 variantai. Pirmas, antras, rinkitės intuityviai, kaip visada sakau, pagal kohortų nugarėlės, pagal skaičius. O mes tada pradedam nuo pirmojo varianto. Žiūrim čia pas mus. Filmuoja. Taigi, pirmas variantas. Pažiūrėsim, kuo jūs užkabinate vyrus, vaikinus. Žinoma, priklausomai nuo jūsų amžiaus. Nors, kaip sakau, meilėm ir simpatijom amžiaus nėra. Gerai, pirmas variantas. Pažiūrėkim, kuo jūs užkabinate vyrus. Dar. Dar. Nu, labai įdomi asmenybė. Kuo jūs užkabinate? Nu, aš galėčiau taip sakyti, neprieinamumu. Didelė, bet dabar, ką pasakysiu, žiūrinčiųjų moterų dalis, jūs tiesiog daužote vyram širdis, galbūt sukeliate pavydą. Arba jūs gaunate, pavyzdžiui, daug dėmesio ir kurie su jumis bendrauja. Nu, nesvarbu, ar ne, mes aplamai žiūrim, kuo užkabinate vyrus, tai nebūtinai jūsų dabartinis partneris, bet aplamai, žinot. Tai vat galbūt iš šono matanti kažkoks tai, vat, nu, kad ir kolega, ar ne, mato, kaip kiti vyrai su jumis bendrauja, rodo daug dėmesio, galbūt kažkokias dovanas dovanoja. Ir nu, tokį kažkokį lengvą net pavydą, galėčiau sakyti, tokį net susierzinimą galbūt sukeliat. Žinokit, labai įdomias tokias energijas skaitau. Jūs kartu ir be proto traukianti asmenybė, bet atrodo prie jūsų kaip bitės prie medaus, vat klijuojasi ir vyrai, gali ir moteris, bet jūs kažkaip epicentre, jūsų juokas, kažkokia charizma, bet traukiasi prie jūsų žmonės, bet jūs turite lygiai taip pat ir tokią griaunančią kažkokią tai jėgą, atrodo, kad bet tik tiek reikia, kad išsitaškytų, žinot, padovanota gėlių puokštė, koks nors puodelis kristų į sieną, lėkštė,
čia vat charakteris toks labai tokia traukianti, tokia saldi atrodo asmenybė, bet kartu ir galite gyvenimą paversti pragaru tiem, kas vat žinot, vat eina tokia frazė, norisi pasakyti vilkas avinėlio kailyje. Nu va taip. Nežinau, kodėl tokia frazė būtent, bet čia labai kartu ir atrodo švelni, miela būtybė, bet kartais ir jūsų ta tamsi pusė išlenda. Vat jaučiasi tokia energija, galite viską iki pamatų, iki paskutinio sugriauti, išeiti ir, tarkim, man rodo, net žinot, jūs atrodo, galite net nesunkiai, nelabai tiek stipriai, labiau žmonės prie jūsų prisiriša, prie jūsų traukiasi, o atrodo, jūs galite lengvai nutraukti santykius, bendravimą, bet jeigu tai ne pagal jūsų charakterį, ne pagal jūsų temperamentą, ne pagal jūsų, ten kažkaip ne pagal jūs galite padėti tašką, viskas, ne mano žmogus. Nu, bet kažkaip taip. Nu, vat ir būtent, kalbant apie tai, kuo jūs pritraukėt, tai vat, matyt, tuo charakteriu tokiu. Atrodo, vat sakau, vilkas avinėlio kailyje. Atrodo minkštas, pūkuotas, mielas padarėlis, bet iš tikrųjų, kai atsiskleidžia kita jūsų pusė, ta kita pusė irgi dalinai kabina. Vat, pavyzdžiui, tie vyrai, kurie jūs pažįsta, jie galbūt ne visi tikisi va tokio tokios jūsų pusės, bet tai dar labiau kabina, žinot, vien tik tai tos moteris, kurios visada, visą gyvenimą stabiliai, va taip, linijinis toks, žinot, charakteris, kada visą laiką mielos, geros, jos pabosta. O čia atrodo, nežinai, ko iš tokios moters laukti. Vat vieną dieną pabučiuos, apkabins, o kitą dieną ten kokią lėkštę į galvą paleis. Nu, čia aš abstrakčiai kalbu, čia nebūtinai aš apie tą smurtą ar ne, bet, nu, vat, tiesiog, vat, nežinai, ko iš jos laukti, vat, tokia asmenybė ir, vat, tas matyti jūsų būdas, charakteris, vat, labai kabina. Dar. Nu taip, žinokit, vat kortos. Jo, čia vat ir tų didžiųjų arkanų daug matot. Aplamai jūs pati iš savęs galite būti ganėtinai tokia šaltoka asmenybė, bet nuo jūsų eina dalinai toks šaltukas. Galbūt neparodote visiškai savo jausmų, emocijų. Jūsų va tas fizinis avataras, kūnas, jisai toks ganėtinai šaltas atrodo. Ir bet būtent užkabina tuom, kad vyrai gali nesuprasti, ar jūs simpatizuojat jam ar ne, ar jūs norėsit bendrauti su juo toliau ar ne. Vat atrodo, kad reikia jiem labai ieškoti to raktelio į jūsų širdį. Ir iki galo jie vis tiek nežino. Vat, nu, tokia dvilypė. Jūs netgi pati, vat, kartais galbūt savęs nesuprantat, vat laviruoja tarp gėrio ir blogio. Nu, vat atrodo, pas jūs juoda, balta, galbūt ir ta nuotaikų kaita gali būti, bet ir vieną dieną gali būti net aprangoj, tai gali jaustis. Pavyzdžiui, jūs vieną dieną galite užsidėti suknelę iki pėdų, ar ne, tokia uždengta, bet tokia nuotaika, kitą dieną galite užsidėti kokį mini sijoną, ten kokį plėšytą, ten džinsinį sijoną, ten kokią nors trumpą maikutę, arba ten kokius aukštakulnius, kitą dieną užsidėti priešingai, bet ta prasme, čia toks jausmas, jūs net, jūsų aplamai tas stilius net gali būti va toks,
nevienodas, ar ne? Toks vat pagal jūsų tą charakterį labai turėtų ir jūsų aprangoj tai pasijust. Va tai kabina, žinokit, kabina, nes pavyzdžiui susitinkat, susipažįstat su vyru, jisai vat atrodo, jūs matėte ten su kokiais kėdais ir ten treningu, vat susipažinot, nu atrodo faina viskas, o paskui ateinat į pasimatymą ten, wow, su kažkokiais aukštakulniais, su kažkokiu, nu netikėtai taip apsirengusi visiškai kitaip, arba atvirkščiai, kažkada ten jūs pamatę tokią visą pristent, nu kaip pavyzdys, aš čia abstrakčiai kalbu, prigarbanotais plaukais, ten su kokia aptempta suknele, ar ne, o paskui, va, ten galit su kokiais ten Nike, nu štai grubiai, žinokit, sakau, treningais, sportiniais batais ir ten dar gal pamato, kaip jūs vairuojat vyriškai, taip, nu visai tokia nemoteriška, ar ne, tai va tas kabina tas neaiškumas, nesupratimas iki galo. Nu taip, vat, ir jūs ganėtinai ir tokia intelektuali esat, šalta intelektuali. Yra ir temperamento, va tokio trupučiuką ir charizmos, bet ir intelektas, vat jaučiasi labai žodžių kišenėje neieško, va tokia gali atkirsti kažką, va, jeigu nepatiko, va pasakys, va, čia nebus va tas variantas tiesiai per aplinkui, man nepatinka, aš sėdžiu sukandusi dantis, ar ne? Jo, čia va tokia tiesmuka, galima va taip pasakyti, tiesmuka asmenybė, irgi turinti ir charakterį, ir turinti charizmą, ir jaučiasi, kad ir mokat pajuokauti, ir mokat, kada reikia patylėti, bet vat, jeigu vat kažkaip, vat kažkas trupučiuką ne pagal jūs, jeigu matote, kad kažkokia tai iš kito žmogaus ironija, arba kažkoks vat trupučiuką susikabinimas, tai jau vat su jumis geriau neprasidėt, nes jo, galite ir įžeisti, gal taip nepiktybiškai, bet vat, nu sakau, žodžių kišenė neieškot, labai galite lengvai atkirsti, už save pastovėti, nu vat, galėčiau sakyti, toks truputėlį ir vyriškas charakteris ganėtinai. Nėra visiškai tokia moteriška, švelni energija, čia tokia kovinga energija. Mokate ir gerai pinigus uždirbti, suprantate, kaip jais parceliuoti, kaip gerai susipažinusi su materija. Ta prasme, jūs galite net uždirbti dažnu atveju daugiau negu įprastas tipinis ten vyras, ar ne? Nu, aš nekalbu ten apie kažkokias labai ten jau gal aukštas pareigas užimančius, bet ta prasme, mokate ir taupyti, ir uždirbti, ir atrodo, kad jūs tai mokate daryti geriau negu vyrai, kai kur didžioji dauguma vyrų. Nu jo, žinokit, čia man apie vieną ir tą patį, čia vyram, kad su jumis susipažinti, reikia labai pasistengti, jiem reikia analizuoti jūs. Čia vat ne tas atvejis, kai padovanojau puokštę gėlių ir viskas jau moteris ištirpo. Ne, čia vat vyrui reikia ir parodyti savo kažkokį tai ir intelektą, ir parodyti savo kažkokią tai galbūt tinkamą finansinę padėtį. Čia ne tas variantas, kai su jumis santykiai vat 1-2 ir jau įsimylėjot. Čia vat
galima netgi taip pasakyti, kad jūs kartais bėgate nuo santykių. Atrodo, vat, galbūt pasijusta kova tarp proto ir širdies. Vat atrodo, kad jūs net kartais pati galite atsitraukti, bėgate nuo jausmų, bėgate, kad neįsimylėti, kad čia žinot, vat jo, tokia energija, čia tas šydas, kai moteris bando kad neįskaudintų jos, jinai pirma tai padaro. Vat žinot, va toks tipažas, čia šiandien pirmo varianto, vat žinot, kaip pabendravau, pabuvau, vat kažkaip ir bėgu nuo to. Jūs galite lygiai taip pat ten praignoruoti vyrus, galite net rašyti, galite kažkaip vat rodyti savo ožiukus, charakterį, galite net kartais grubiau bendrauti. Vat, nu, sakau, čia toks vyriškas tipažas ir atrodo, kad jūs tai darote nesąmoningai tam, kad jūsų neįskaudintų. Jūs pirma pradedat skaudinti žmogų, nu, ne tiek, kiek skaudinti, gal kiek truputėlį taip ignoruoti, tam, kad jūsų neįskaudintų. Galbūt jau turėjote prieš tai kažkokią tai skaudžią patirtį ir čia jau toks blokas, ar ne? Jo, čia gali būti praeities kažkoks tai, bėgate nuo senų kažkokių tai vat šešėlių, kaip sakau, nuo senų, kaip sako, skeletų spintoj. Na, juos, kaip sakau, visada reikia traukti ir dirbti su tuo, nes tas toks apsauginis, tas barjeras, na, tai nėra irgi laimingų santykių, laimingų vat, tų abipusių mainų. Ja, galbūt, sakau, galbūt praeitie jūs jau skaudino ir čia jūsų toks, nu, vat, sakau, gynybinis šydas. Jo, čia didžiai daliai taip ir bus, kad jau galbūt jau nukentėjote nuo praeitų santykių, galbūt ir vyrą turėjote oficialų, ar ne? Jeigu tai neoficialus buvo, tai ilgametis partneris. Jūs tokią, atrodo, poziciją pasirinkot, kaip sakant, naujose santykiuose nieko nedaryti. Arba jūs nuo jų bėgate, arba pati nelabai parodote iniciatyvos, kažkokių tai vat jausmų, sakau, vat tas šaltumas iš jūsų jaučiasi. Bet vėlgi, čia dabar pradėjau giliau analizuoti jūs, bet kadangi tai yra tema, kuo jūs užkabinate, ar ne, tai vat būtent jūs tuo ir užkabinat. Aišku, užkabinimas yra viena, bet jeigu norisi toliau kažkokių tai tolimesnių, abiem pusėm naudingų tokių mainų, kaip sakant, energetinių, tai nu, reikia su tais blokais dirbti, nes na, pati pradžia galbūt tai kabina, bet santykiuose sunkoka būtų taip gyventi. Bet vėlgi, jeigu randate tokį patį partnerį, tada galėčiau sakyti, galbūt viskas ir tobula. Vienas toks, kitas toks ir vienas kitą tada suprantate. Nu jo, labai įdomi asmenybė. Nu, matyt, jūs tuo ir kabinat. Vat elgiatės netipiškai kaip daugelis moterų, ar ne? Vat įsimylė ir pirmas rašo, laukia skambučio, tik parašė ir jau bėga susitikti, ar ne? Čia vat ne, čia jaučiasi šaltumas ir elgiatės taip, kaip dažnai vyrai elgiasi.
Tai vat matyti, vat jumise tai ir kabina vyrukus. Nu ką, jeigu atpažinot save, galite irgi parašyti. Labai įdomu, ar jūs šiandien nuskaitėm. Įdomi asmenybė tokia. Ačiū labai už pirmą variantą, ačiū žiūrėjusiam, klausiusiam ir pereisim prie antrojo. Pažiūrim, čia filmuoju. Gerai, antras variantas. Pažiūrim, kuogi jūs užkabinate vyrus, vaikinus. Kažkur atrodo apsivertė korta. Gerai, pažiūrim antras variantas. Kuo jūs užkabinate vyrus? Da. Da. Jo, vat kortos, ką galvoje galvojau, kelios kortos iškrito, atėjo vizija ir kitos patvirtino. Žiūrėkit, kuo jūs užkabinat, jūs esate labai, pirmas dalykas, galite būti labai materialiai gerai stovinti, užimti aukštas pareigas, galbūt dirbti tokį darbą gerai apmokamą, stabili, turinti galbūt jau savo namus, būstą, namą, sodą savo, pinigų, savo automobilį. Tokia energija stabili, nesijaučia labai tokia jauna energija, jau truputėlį negalėčiau sakyčiau, kad vyresnio amžiaus labai metų mes kaip tai pasakyti, pabandysiu paaiškinti. Jaučiasi sena siela. Va taip, kiek jums metų nesvarbu, jums gali būti ir 18, ir 20, 25, bet jūs jau žinote, ko norit, jūs žinote savo tikslus, galbūt jau jų pasiekėt. Būna, žinot, žmogui ir 60, ir 70, o jis visą gyvenimą, vat, atrodo, nelabai ką turi ir nelabai jam ko reikia, va taip lengvai gyvena tą dieną, ar ne, va tokių žmonių yra. Čia ne, čia jaučiasi stabilumas, materija, jau sakau, jaučiasi savinamai, savo stogas. Aplamai, kalbant, kuo jūs užkabinat, dar atsiprašau, pridursiu, vat pas tokią moterį visuomet yra atsargos, yra rezervas. Pradedant tuo, kad jūs jau ten pasirūpinsit, kad būtų žiemai ten atsargų, žinot, ten kokių stiklainiuose, ten agurkėlių, pomidoriukų, ten daržovių, vaisių kokių nors, ar ne, uogų šaldytų, ten kokių žolių pridžiovinta, arbatų, vat jaučiasi, kad jūs esate tokia kaupianti. Jeigu tai tuo neužsiimat, va tokiais kaupimais, tai reiškia pinigų kaupimas, va eina geras finansinis srautas jaučiasi, va stabilumas, kaupimas, va tokia energija. Jeigu mes kalbam apie kuo jūs užkabinat, va būtent ir užkabinat savo mokėjimų, galbūt viską spėti. Vat pas tokią moterį bus ir vaikai pamaitinti, aprūpinti, išskalbti, namai sutvarkyti, atsargos paruoštos, darbe spėja, namuose spėja ir gali galvoti, kaip tu spėjai. O vat vyras, pavyzdžiui, gali būti toks, vat, oi, čia biški, vat, tingiu, oi, čia apsirgau, vat čia toks kaip pavyzdys, ar ne? Su tokia moterim kaip jūs, toks vyras nepagulės ant sofos. Jūs jį paspirsit ir sakysit,
eik dirbk ten kažką kieme, eik kažką padaryk, eik kažką naudingo nuveik. Aplamai jūs tas esate varikliukas, pastoviai atrodo judėti, stimuliuojat kažką daryti, galbūt kažką kurti, jeigu, nu, tai kalba ne apie darbą, tai jūs galbūt, nu, vat pasakysit, eik sode kažką padaryk, eik ten, nu, vat atrodo, jūs esate tas spyris iš šikna dažnai vyram. Ir jeigu jūsų rate papuola kažkokie apatiški, tingesni vyrai, tai vat jie gali net, nu, nespėti pagal jūsų tą energiją. Nesakau, jūs galite spėti viską ir dirbti, ir namuose, ir su vaikais, ir, nu, vat buityje, ir nu, vat atrodo visur jūsų daug, visur spėjat. Tokia ganėtinai greita, veikli energija. Dar ateina kažkokia tai ten, tarkim, šventė, ateina, vat, pavyzdžiui, jeigu ten artėja kokios ten didžiosios šventės ar šeimos šventės, kažkokie pasisėdėjimai, jūs spėsit ir namus sutvarkyti, ir stalą padengti, ir visus primaitinti, ir, nu, vat, žinot, net iškvėpsiu, žinokit, va tokia energija. Labai stabili, labai tokia ganėtinai, tokia, sakyčiau, taupi. Jeigu tai, vat sakau, jeigu ne apie pinigus, tai namuose, vat galbūt kaupiate ten, žinot, yra tokių, kur ir aukso nusiperka, kitas maisto kokio atsargas turi, kiti dar kažko. Tai vat atrodo, va tokia energija taupi, stabili, mokanti dirbti, uždirbti, netingi moteris. Čia ne tas variantas, kad lauks, kad vyras ją parems, kad vyras ten duos pinigų manikiūrui, pedikiūrui, ar ne, čia pati viską, dar ir pati pasidarysit. Vat, čia dar ta tokia energija, kuriai nelabai reikia kažko, kuri pati viską gali. Pati gali ir pasilakuoti, ir pasidaryti, ir sakys ačiū, aš va laiko sutaupysiu, pati pasidarysiu, nu, vat, nu, kažkaip taip. Apie ką čia? Nu, žiūrėkit, čia vat, net vat atrodo, sako, jūs pati prisikeliat, vat atrodo, žinot, kaip sako, iš negyvųjų kažką prikels, tai dar ir pati prisikels. Nu, vat atrodo, nu, vat, jeigu pas jūs buvo gyvenime tokio epizodo, nu, visiškas dugnas, nėra pinigų, kažkokios krizės, jūs ir vėl pakylat. Ir vėl dirbat, ir vėl jūs nugalėtoja, vėl jūs kažką sukaupėt, vėl kažką padarėt. Vat tokia rodo, žinot, tas žodis, nepabėdzimai, nu, vat, nenugalima tokia energija. Vat atrodo, jeigu viskas blogai, ten, vat, nėra pagalbos iš šono, lieku viena, nu, tarkim, žinot, visokių gyvenime atvejų būna, vat liekate ten viena su vaiku, viena su savo kažkokiam skolom, rūpesčiais, nieko, kažkokia transformacija eilinė gyvenime ir vėl kaip feniksas iš pelenų ir vėl iš naujo, vėl dirba, darot, kažkokie projektai, kažkokie darbai, kažkokios vizijos, kažkokios jūsų svajonės į priekį, realizacijos ir vėl viskas gerai. Nu, vat pas jūs tokia energija, jinai nenumušama. Vat jūs esate va tas varikliukas, jūs matyt, va tuo labai ir kabinate vyrus, nes gali žiūrėti jūs, stebėtis, kaip jinai patempia tiek. Kaip įmanoma, bet prasme, didžioji dalis vyrų, kažkokių galbūt gerbėjų galvoja, kaip jinai viena patempia, vat, tiek ant savo pečių, kaip jinai gali, nu, ta prasme, toks jausmas daugiau negu tikrai eilinis vyras. Ką čia?
čia turime omeny? Nu, vat žinokit, čia aišku ne visom, bet vat yra kažkoks nedidelis procentukas moterų, kurios net linkusios, pavyzdžiui, jom reikia pasiekti savo tikslų, jos kartais renkasi net gali būti kažkokį lengvą apgaulės būdą. Nu, vat pamanipuliuoti, kažkokiais nesažiningais būdais kažko pasiekti. Nu, vat, nu, čia ta moteris, jinai eina iki savo tikslų, nu, man reikia ir viskas, ir taškas. Ir nors ir tas procesas gali vykti labai lėtai, bet turite galvoje tą viziją ir toks jausmas, eisiu kartais net per galvas. Nu, man reikia, nu, vat, čia, nu, ne visada tai yra blogąja prasme, žinot, bet stiprus ego, toks sakyčiau, ir jisai kartais nėra tos energijos, kad jūs ten, tarkim, labai ten kažkaip nuskriaustumėt žmonės, kad ten jau liptumėt jiem per galvas, bet kažkokie gali būti iš jūsų pusės truputėlį tokie manevrai, tokie trupučiuką manipuliuojantis, trupučiuką nesažiningi, galbūt kažkur kažkam kažko nedasakiau, kažkur kažko nedaskaičiavau, kažkam kažko neparodžiau, vat, nu kažkas tokio gali būti, kad tik pasiekti savo tikslą. Nu, čia žinokit, kartais gerai, mes, sakau, mūsų visų sielos ateina tam tikrų pamokų, kartais ir tokių reikia, nes ir aplink mus yra įvairių skirtingų žmonių ir kartais matyt reikia įvairių būdų išbandyti, kad prieiti savo tikslo. Aš jokiais būdais nesmerkiu ir tikrai nieko blogo negaliu pasakyti. Nu, čia moteris siekianti savo tikslų, stabili, ir va būtent jūs tuo kabinate. Bet sakau, vyrai gali jų žiūrėti ir galvoti, nu aš tai tiek nepatempčiau. Arba jeigu jūsų ten fone pasirodo kažkoks vyras, jisai tiesiog energetiškai jūsų neištempia, nes jūs jį pastoviai paspirsit. Nu, tu čia man ant sofos negulėsi, tu čia man ne, kaip ten sako, skylių nepragulėsi, pragulų lovai, eik dirbk, eik daryk kažką. Vat jūs tas toks pospiris. Jeigu turit ten vyresnių vaikų, tai jie irgi labai ten nepagulės. Vat pasakysit, eik tą padaryk, eik aną padaryk, jeigu būk naudingas kažkam, žmonėm, visuomeniai, namam. Nu, vat kažkas tokio, žinokit. Nu jo, čia žinokit, tokia, jūs ir, kaip žinot, sako, ir už mamą, ir už tėtį, ir už vyrą, ir už brolį, ir už visus. Jūs šeimoje, va tas, net nežinau, kaip tai vardinti. Čia ir charakteris, ir temperamentas, ir stabilumas, uždarbis, materija. Čia vat atrodo esate savo vietoje, ten, kur turite būti. Va tokia, jūs matyt tuo ir kabinate vyrus. Nes, nu, kadangi mes žiūrim vat jūsų asmenybę, tai va tas ir kabina juos, kad daugelis vyrų nesupranta ir tiesiog nepatempia jūsų energijos ir galvoja, wow, kaip jinai taip gali, kaip jinai spėja, kaip jinai, kaip iš vis taip įmanoma. Vat tas matyt didelis kabliukas jumise, vat tas jūsų toks charakteris ir tas toks ir žemiškumas, ir labai gerai materialiai, va tokia įsižeminus, ir dar kartu temperamentas, va tokia ugnis jaučiasi, kad mokate savo tikslų pasiekti. Ir dar plus įvairiais būdais, kartais net trupučiuką nesažiningais. Tai va, nu gerai, manau, užteks. Tikrai save atpažinot, manau. Ką, labai tada ačiū už antrą variantą, ačiū klausiusiam, žiūrėjusiam, ačiū, kad laiką skiriate man. Taip pat primenu, nepamirškite, kaip ir video pradžioje sakiau, komentuokite, ko norėtumėt laimėti, ar sielos formulę, ar taro kortų analizę.
ir visa loterija iki vasario 14 dienos 12 nakties, o laiminguosius paskelbsiu vasario 15 dieną. Bet primenu, merginos, užeikite į komentarus vasario 15 dieną, nes aš jūsų emailų neturiu. Visada, kurios komentuojate, aš galiu jum atgal pakomentuoti, bet aš negaliu jum asmeniškai laiškų išsiųsti nugalėtojam, ar ne? Tai jūs jau užeikite 15 dieną po šito video į komentarus ir pažiūrėkite, kuri laimėjo, ir kad nekiltų nesusipratimų, nes yra tai buvę, kad nesusigaudo merginos ar pamiršta, kur komentavo, kur pamatyti tos nugalėtojus, nes aš su jumis asmeniškai, su jūsų nikais negaliu susisiekti, aš jums galiu tik tai komentaruose pakomentuoti po kiekvieną, bet jūs galbūt negaunate tų žinučių, ar ne? Tai va, tai nepamirškite 15 dieną užeiti ir pasitikrinti. Todėl pasinaudokite tokią galimybę nuostabią meilės dienai tokį nuostabų prizą laimėti. Tai va, tai gražaus jums likusio vakaro ir iki pasimatymo kitose video.